Ja. O ar žinot, kas jį atvežė? Parodykit, kas. O koks dėdės vardas? Esko. Oh ja! 3, 4. Esko. No. Ja. Va, tai Esko yra iš tikrųjų atvykęs iš Suomijos, kurioje dalyvauja pasaulinė organizacija Vaisnos klubas. Ir šitas klubas, būtent Suomių klubas, jums padovanojo šitą krepšinio stovą. Va, tai mes iš pat pradžių geriausiai po tą krepšinio stovą pasakys pats Esko papasakos, gerai? Ar norit, kad papasakos? Norit, gerai. Jetzt müssen wir erzählen, was ist bekommen Sie bei dieser Deutsch? Erzählen, wo Sie Bekommen und wer schätzt? Ja. Es war ja so, dass ein Mann noch älter als ich hatte diese Korfballstellung in sein Hof. Vienas ponas, kuris yra dar vyresnis už Esko, turėjo šitą stovą pas save kieme. Aber seine Jungen sind schon groß geworden und spielen nicht mehr Korfball. Kai buvo jo vaikai ir kaimynų vaikai mažiukai, jie žaisdavo krepšinį. Paskui tie vaikai užaugo, išvažinėjo kitur gyventi ir jau nebeliko kam žaisti. Und ich sagte zu diesem Mann, ist ein Mitglied in meinem Club, dass wir hier in Wervis ein Kindesheim haben und die vielleicht wollen Korfball spielen. Ir vieną kartą Eskos savo klube pasakė, Vievy yra toks dienos centras, kur vaikai labai norėtų žaisti krepšinį, bet neturi kur žaisti. Und ich kenne Edita und Altrone und andere Leute von Wervis Weismis Club. Und ich rufte an und sagte, was glauben Sie, wollen Sie so als eine Sache haben? Und die sagten ja. O Esko tada pažinojo jūsų direktorę, pažinojo mane, kitus mūsų klubo narius, Jolitą, ir jis paskambino ir paklausė, ar jūs norėtumėte tokį daiktą pas save turėti? Na ja, und ich machte das in meine alte Wagen und ich habe hinher gefahren. Das ist ja von Finnland erst mit Schiffe und dann 600 Kilometer. Tada jisai nuvažiavo pas tą poną, kuris tą savo šitą buvo supakavęs ir į garažą padėjęs. Jis nuvažiavo pas tą poną, tas ponas jam pakrovė į šitą mašiną. Ten gabalais, matėt, kaip vakar tas matė atvežė. Ir jis nuvažiavo, laivu plaukė iki Talino, paskui iš Talino atvažiavo 600 km, iš viso 600 km čia ir atvežė jums šitą daiktą. Und dann gestern haben wir das aufgebaut und es war Jungen, die wollten schon spielen, bevor es fertig war. Vakar Esko su jūsų ponu tuo Petru, jūsų draugu Petru ir su kai kuriais berniukais pastatė šitą stovą ir jau vakar kai kurie vaikai žaidė. Kas vakar žaidė, pakelkit rankas? Oh ja! Ja. Und die sind sehr gut, ich zeige.